Sveiki. Sukūriau keletą filmukų, kuriuose parodysiu, kaip naudotis programa Inkscape. Kaip galima sudaryti geologinį pjūvį. Inkscape yra nemokama atviro kodo programa. Reiškia, jūs galite ją naudotis visiškai nemokamai. O be to, galite atsisiųsti jos kompiuterinį kodą, įkeisti, modifikuoti, kaip jums patinka, sukompiliuoti savo versiją ir ją galite platinti tiek mokamai, tiek nemokamai. Galite net ir originalią, jeigu norite kažkam parduoti, tiesiog jūs turite tą teisę pilnai. Inkscape yra programa skirta kurti taip vadinamai vektoriniai grafikai. Ir yra to pačio tipo, tos pačios rūšies, kaip Adobe Illustrator, CorelDRAW ir ten kitos. Kuo gerai, kad šią programą sukurti failai yra užsaugomi, automatiškai saugomi SVG formatu. SVG yra iš angliškų žodžių Scalable Vector Graphics. Ir šio formato failus galima atidaryti tiek internetinė naršyklė, tiek daugeliu kitų paveiksliukų peržiūrėjimo programų. Inkscape sukurti objektai turi koordinates, kaip čia, jeigu judinsit, tačiau ji nėra gysinė programa, kaip, pavyzdžiui, MEPinfo, ar GISas, ar net AutoCADas. Tačiau į AutoCAdą, net ir ar GISą, man atrodo, nežinau apie MEPinfo, tos failus, SVG failus galime nesunkiai pernešti. Dabar, netraukdami į naktį, pradėsim mokytis, kaip daryti geologinius pjūvius. Pirmiausia, čia yra A4 formatas, bet mes į tą nekreipsime dėmesio, nes mes bent jau kol kas tai nesiruošiam spausdinti nieko. Tai mums koks ten formatas nėra tiek svarbus. Toliau. Mes įsikelsim žemėlapį, kuris yra kaip paveiksliukas JPEG arba JPG formatu. Ir tai nėra vektorius. Tai yra paveiksliukas arba kitaip šnekant rasteris, rasterinis blomuo. Na gerai, ir pradėsim, pirmiausia, mes persivadinsim sluoksnis. Kad jums čia yra, kaip ir ko gero daugelį šiuolaikinių programų, tokių grafinių programų yra, kaip ir, pavyzdžiui, MEPinfo, jeigu, man atrodo, žinot, ar ten net AutoCADas, ar ten visokios tokios kadinės programos. CAD reiškia Computer Aided Design, jis vadina sluoksnis. Tai čia irgi tas pats sluoksnis. Tiesiog sluoksnis galima ant vieno sluoksnio vieną padėti, ant kito sluoksnio kaip kokios lentynos, kuris mes žiūrėsim kaip iš viršaus. Gerai, mes pirmiausia paimsim šitą sluoksnį, kuris ateina automatiškai, pavadinsim rasteris. Toliau įsikelsim žemėlapį per paprasčiausiai importą. Va šitame žemėlapį. Dabar čia jums duoda tokius pasirinkimus, arba embedded, arba link. Jeigu link, tai failas šitas mes, kur sukursim, bus labai mažas, kaip kur kas mažesnis, bet jame nebus pačios nuotraukos. Jis bus ta nuotrauka, arba mūsų žemėlapis, tas JPG failas, bus tokios surišos tokiam sąsajom. Jeigu padarysim embedded, arba mes darysim tą embed, tai reiškia pati nuotrauka įsikels į patį failą. Failas bus didesnis. Tačiau, jeigu mes norėsim šitą failą, SVG failą, kur mes sukursim šitą programą, pernešti kitur, tai mes ją galėsim daryti. Tas nereiks mums rūpintis, kur tas originalus žemėlapio failas. Jeigu mes darysim su link, tai tada mes turėsim visą laiką išlaikyti tą pačią tų katalogų struktūrą. Tai dėl paprastumo, failas nebus tikriausiai didelis, mes naudokime embed. Čia nesirūpinkim. Kol kas nesirūpinkim. Truputį užtruks, kol... Gerai. Štai, mūsų žemėlapis. Ką mes čia matom? Mes matom mūsų pjūvio liniją ir kas dabar svarbu yra mastelis.
kol kas mes pasirūpinkim masteliu. Štai mūsų mastelis. Čia yra 1 kilometras. Ką mes paimsim? Mes paimsim, sukursim stačiakampį. Užpildysim mėlynai. Čia truputį blogai padarėm, padarykim undo. Mes ką norim daryti, mes nenorim sukurti mūsų rasteriniam sluoksnį vektorinės grafikos. Todėl mes pridėsim vieną sluoksnį, pavadinkim topografinis pjūvis arba topo pjūvis. Va, ir dabar tą patį imkim ir pakartokime. Paimsim 1 kilometrą. Sumažinsim. Kiekvienas objektas sukurtas bus tam sluoksniui, kuris pažymėtas tam aktyviam sluoksniui. Mūsų tam. Gerai, paimkim ir šitą numesim. Štai. Gerai, dabar mes kol kas mastelį pasidėkim šalia ir pasirūpinkim pačio pjūvio liniją. Gerai, mes dabar ateisim rasterį sluoksnį. Parašysim pjūvį pagal šitą pjūvio liniją. Ir mes jau įpratę, kad mes uždedam milimetrinio popieriaus kraštą, viršutinį paprastai kraštą, lygiai grečiai pjūvio liniją. Dabar, kad mums nereiktų dirbti išsikreivinus, mes paimsim ir pasijunksim patį žemėlapį. Štai. Bet kiek pasukti, reikia mums sužinoti, kokiu kampu nuo horizontalios linijos eina šitą pjūvio liniją. Ką mes padarysim, mes pirmiausia pamatuosim, koks yra kampas tarp horizontalios linijos ir šitos pjūvio linijos. Mes paimsim ir išmatuosim jį. Kadangi jeigu kas dirbo ten Coreliu, pavyzdžiui, Corel Draw, tai ten yra toks instrumentas kaip kampų matuoklis. Man atrodo, šitam nėra, bet tai yra ne problema, nes galima paimti šitą, tą vadiname Bezier kreivę ir uždėti vieną tašką ant linijos. Ir jeigu pamatysite apačioje, va čia rodo kampą. Tai jeigu mes brėšim čia, bus, pažiūrėk, horizontalus bus 180, jeigu kitą pusę ir 0. Na gerai, tai mes 180 čia o mūsų linija didelis. Va, yra 135 laipsniai. Mes rašom 135 laipsniai, 135. Čia bus 180, reiškia paėmus nesunkia 100, kiek sakiau, 135, tai mūsų čia polinkio va šitas kampas yra 100, kiek sakiau, ne 100, o 45 laipsniai. Gerai. Nu, dabar mes paimsim ir pasuksim žemėlapį 45 laipsnių kampu. Kaip tai darosi? Tai darosi per tokią funkciją object ir transform. Štai. Mes galim visokį transformuoti, mes suksim. Tai reiškia 45 laipsniai. Ir dabar atkreipiu dėmesį, kad čia suka į prieš laikrodžio rodiklę. Mums reiktų palei laikrodžio rodiklę. Tai mes paimsim ir parašysim minus. Tai sakysim, padarom. Na va, tai čia yra horizontali linija. Horizontali linija, pagal kurią braižysim pjūvį. Dabar, gerai, mes ateinam į sluoksnius. Kadangi mes su žemėlapiu daugiau šito nieko neliesim, tai mes paimsime jį ir užrakinsim. Kad jis, dabar žiūrėkit, matot, jis nebegali judėti. Štai, mes turim mūsų 1 kilometrą mastelį. Dabar atsinešam kažkur nors čia. Čia vienas mastelis, mums reikia vertikalaus, tai todėl mes paimsim ir taip pat pasuksim 90 laipsnių.
Nesvarbu, į kurią pusę. Atgal. Va. Pasukom. Ir dabar padarysim pertrauką. Ir tada vėl kitam video mes braižysim aukščio linijas arba izogipsas pjūvį. Tai mūsų bus pjūvis šitam sluoksniui. Tiesa, jeigu mes čia mūsų bus žemėlapio. Čia mes, anksčiau mes turėjom čia milimetrinį popierių, bet mes pasidarysim tas aukščio linijas arba izogipsas. Gerai.